Laidą Vienam gale kablys remia lureland.lt. Išskirtiniai žūklės įrankiai ir masalai iš Japonijos. Sveiki visi žiūrintės laidą Vienam gale kablys. Man už nugaros fantastinis Usmos ežeras ir mes esame Latvijoje, labai smagioj stovyklai. Valtyje manęs laukia Žilvinas, Lietuvos rinktinės siela, dalyvavęs krūvą pasaulio čempionatų kaip vadovas. Iš tikrųjų smagus žmogus ir mes šiandien norime pagaudyti ešerių. Čia Usmos ežere, šitoj stovyklai renkasi patys stipriausi Lietuvos pinigautojai pavasarį ir gaudo lydekas. O aš, kaip visada, išprotėjęs dėl ešerio ir šiandien mes pabandysim parodyti ešerį kiek kitaip, ne džigrygo, ne drapšoto, o kitų žūklės būdų, kuris iš tikrųjų efektingas, kai tada, kai ešerys yra pasyvus, neaktyvus, kai vanduo šaltas, tai bus paternosteris. Taip, senas geras paternosteris, būtent šiandien juo mes žvejosim, o dabar lekiam į valtį, nes rytas brėkšta. Rausim į ežerą ir žiūrėsim, kaip gyvena latviešu ešeriai. Opa, yra. Nu, super kalė per nagus. Reikia klausyti dėdžių, kai nekimpa ant džigrygo, vis dėlto reikia suprasti, kaip gaudyti. Žuvies tai yra, tik kai nekimpa, reikia daryti išvadas. Jo. Juhu, staruliuks toks. Vaidai, jei. Nu. Va, ką reiškia, kai neaktyvus ešerys, reikia gaudyti kitaip, negu Korsakas jums rodo per laidas. Nauja tema, naujoje laidoje. Čiū labai. Dar vienas. Bet gerai jaučiasi. Nu, oi, koks grožis. Pažiūrėk. Nu, tai geras ešerys. Va, koksai gražuolis. Super. Matai, kartais reikia ir pabėgti nuo to, nuo kuo esi pripratęs, o klausyti žvejų sportininkų, kurie pasaulio čempionatuose dalyvauja. Pažiūrėk, koks grožis. Oi. Va. Pakalbėsim šiandien apie vėlyvo rudenio pavadėlius, kuriuo aš nemėgstu, bet jeigu nedirba džigrygas ir nedirba džigiukas, reikia, ir nedrapšotas nedirba, reikia naudoti pavadžius dėl to kravas. Gražus ešerys. Štrapštas. Va. Trejetukas. Ešeriukas. Super. Ko mes ir norėjom. Viso gero. Liuks. Ir jaučiau kibimą viską. Ir vis dėlto Žilvinas, kadangi jie kaip tik buvo pasaulio čempionate, kaip žinote, Lietuva vėl prizuose, šį kartą bronza, fantastinis rezultatas. Ir aišku, reitinge pasauliniam pirmi lietuviai pinigautojai iš valčių. Ir būtent va taip vyrai laimėjo 3 vietą. Nors pirmą dieną ir antri buvo, ir ten labai netoli prizų, tiesiog po to jau orai sumaišė, bet apie tai su Žilvinu pakalbėsim. Ir va, visa žvejyba vyko tokia.
Va tokio ilgio pavadys, paternosteris, didelis, sunkus švinas, apie 30 gramų volframas. Ir žvejyba vyksta va tokia, netgi, sakau, man kai viską papasakoju, tai man labai įdomu pasidarė. Metimas, ilgas, skandinimas, aišku, ta uncija greitai nuskęsta ir va toks va. Įsivaizduojat, kaip ten tas volframas 30 gramų dedasi į dugną, ten žemės drebėjimas. Ir pasirodo, ešeriliuks. Nors irgi taip ar ne, atrodo, taigi čia reikėtų, kaip aš moku, visą laiką tą džigelį, rygelį, virpint ant dugnelio bandytų. Čia pasirodo va toks va. Agresija vėl buvo. Timtelė kažkoks, bet gal mažiukas. Ir tokia, va, agresyvų, va, tokia, va. Per dugną. Siaubas. Yra. Mažesnis bus, bet yra. Ir pasirodo, va, tada, kai nedirba džigas, berniukai, ir reikia naudoti tokius dalykus. Nieko tu nepadarysi. O ką daryti? Stabduko net reikia, kur sakiukai. Nu, stiprus toksai. Kaip čia jį paim dabar? Už pavadėlio, ne? Naglai? Ne, strankytam, joži. Už pilnuko. Koksai klumpinas, ką? Iš pilnuko. Tu matai? Kokia dydžio šėlė. Jau čia kaip ryčia. Čia jau kaip ryčio, kurisai tenai, sakė, Estijai gaudo. Nu, grožis, ką? Pasakai. Nu, 3 colių dėl tak kliavas. Slinkint pasakas, puikiai veikia. Ačiū. Bulkt. Yra geras. Tas jautrumas irgi. Žinau, geras ešerizmas. Ir taip smeigia su apetitu. O, nekyla. Starkis, žiūrėk. Aš sakau, kodėl jisai taip kalė, starkis. Ir taip sakau, su tokia apetitu, žinai. Nu gerai, aš galvojau, kad didelis ešerizmas. Čia visai gražus tarkėtas toksai, su tokiu įrankiu gaudė. Pokš tokį. Su apetitu, jisai čia su apetitu, susinorėjo paimti. Jeigu jis būtų ešerys, tai būtų didelis. O kai yra starkės, tai jis nėra didelis, bet gražus. Tai pavadys aišku gaudo viską. Pavadys gaudo viską. Dar į kolekciją lydekai. Dar ne, lydeką, nu ką, aš nenoriu lydeką. Žiūrėkit, kokie dantis pasipriekė. Kaip britvutės tokie. Bet namėtis. Hopa. Visai man ta žvejyba padeda patikti tuo pavadėliu. Yra. Purto galva, tai ešerys geras. Oi, geras. Ešerys geras. Oi. Purto galva. Vyris. Oi, nu kas žino, kad kaifuoju. Tai tu pasižiūrėk. Gražus žuvis. Nėra jis taip, kad kiptų kaip iš patrankos. Aišku, jūs mato čia laidos montažą, bet taške padirbam, pagaunam 3-2 žuvis ir taškas baigia ir vėl keičiam lokaciją. Nėra taip, kad susibūrė kažkokiai vietoje, kaip aš įsivaizduoju, turėtų. Susibūrė dideliai ešeriai. Dar per šiltas šitą ruduo. Dar 10 laipsnių. Dar jie kažkaip nesulindė į didelius būrį. Suėdė mano gumą. Ačiū. Hei. Kaip visą laiką.
Nu, man aš visai žuvis gaudau, žonglierius korsakas. Tai tokia pirma mūsų laidos dalis. Lyg tai viskas tampa aiškiau. Tik ežeriukai jie pasimėtė. Nerandam vat būrę, aš manau, kad visą tai įtakoja vat tas šiltas ruduo, dar jie nėra susimetę į duobės, į būrius. Tai vienoje vietoje pagaunam, kitoje vietoje ir žiūrėsim, kaip bus toliau. Tai jūs ilsėkitės. Paternosteris įdomus dalykas, laukit apie jį jau tikrojo išnagrinėjimo. Yra čia niuansų, tokių, kuriuos sužinosite laidos pabaigoje. Sveiki sugrįžę, žiūrintės laidą Vienam gale kablys. Tęsiasi mūsų su Žilvinu kelionė ir ešerių paieškos. Kaip jau supratote pirmos laidos daly, kad labai pasyvi žuvis, kuri reikalauja va tokio dalyko, ilgo pavadžio paternosterio, daug skambučių į dugną. Ir vienas kitas žuveliokas atsiliepia, tai yra svarbu, nes aš, kaip sakiau laidos pradžioje, aš norėjau pagauti gražių ešerių. Aš jau tai padariau ir esu happy, tai tęsim mūsų pasivažinėjimus, paieškas, bet viskas idealiai. Dydis gumos skiriasi. Ja. Oi. Apkabėjęs. Ja, aš kaifuoju. Kaifo daug. Ojojoj, galva purta. Nu va, vis didin. Didin. Žiūrėk, nekyla. Įsirėžęs. Ai, Sakiau, kad bonusas bręsta. Ei. Gal kilk jau? Šiandien čia bus žiauriai didelis, čia bus arklys. Arba čia labai stiprus, toksai pavalgęs Latvijos. Pažiūrėk, ką jis daro. Bonusas. Pažiūrėk, stabdis. Tu tai nepaleisi čia be žaidimo? Aš nežaidžiu, aš noriu ištraukti. Na. Nu, pasirodyk. Tu matei jį? Tu gal duosi man tą jau tinkliuką, nes aš taip neiškelsiu, žinau. Čia bus... Dievno žuvis. A ne? Nu, žinok. Pažiūrėk. Pažiūrėk, koksai. Ir tinkliuką panaudojam. Super, ačiū Žilva. Super. Nu, bet dar trūksta iki kilogramą. Dar trūksta iki kilogramą, supratau. Reiks stengtis toliau. Taip. Oi, sirkliukas. Va, superinis. Čia ežeryno žuvis. Didžioji. Joho! Yeah! Želvenėlį. Mes turim žuvį, žiūrėk. Mes turim žuvį. Žiūrėkit, mes turim dar vieną žuvį. Dar vieną žuvį. Nu, čia bus vakarai. Bet pas mane mažesni visi. Dėl to, kad tu mažesnė negu man. Nu, tai... Gal tai 2,5. Tai va, jau žinosim, kad reikia didesnė. O 3 matai? Nebijoti reikia didesnės gumos patiko. O, va. Ir vėlus. Koks gražuolis. Bet nereik bijoti. Dideliam ešeriui 3, aš galvoju, dar turėčiau 3,5, dėčiau 3,5. Bet spalva rudens. Jo, ir va, matai, va dydis ant kiek. Atrodo ne ką mažesnė, bet
Nu, bet va, to užtenka. Va. Jo, 3,5 dar turėčiau, tai dėčiau dabar 3,5. Nu, Nu, gal netgi didinti. Jo, netgi tu pats sakai, kad per kažkokias varžybas, Jo. kad reikėjo net 4 colių, Taip. tada ėmė tik tai ant 2 neėmė, ant 2,5 neėmė, nu tai. Va, čia ir yra visa ta idėja. Jo. Nu, ačiū labai, gerą tašką, Žilvinai. Prašom. Padarysim čia tai. Geras taškiukas, superinis. Tai be tos gumos negali važiuoti žvėti, ne? Negali, o žiūrėk. Rudenį. Grožis. Nu, vis didėja, va, jau greit ir kilograminis bus. Koksai grožis. Nu, super žvejyba. Žiūrėk, kokie burna jo. Čiau! Vos, atkeliam nuo dugno ir vėl. Tiek. Jo, vos, pravedimukas vietas. Nu, va. Geras ešerys. Visai ešeriukas. Nu. Hei. Kur iš jos Jo, rado? paternosterio magija visiena yra. Kur iš jos rado? Susigrūdęs viską. Bet kaip jie tą paternosterio gumą ryja? Jokių ten ai vieną gal pagavau už galiuką. Va, giliai viskas, superiniai. Susigrūdęs iki nežinau kur. Ir plyčios. Surijas, ne? Jo, matai, visieną tą paternosterį, aš taip įsivaizduoju, kad jie įsirbė labai neblogai. Ja. Nu gerai. Gerai. Iš tikrųjų, iš tokios sunkios dienos mes išspaudėm maksimumą. Taip. Aš manau, kad Dar vienas inkariukas ir... iš tokios labai sunkios dienos mes išspaudėm maksimumą ir visiškai logiškai, nes kaip ir sakiau, kad jau turbūt 1000 kartų jums sakiau, kad va tokiu metų laiku žuvis išeina pasimaitinti maksimum 2-3 valandom, nes po to krūvą taškų tikrinom nieko nebuvo. Ir logika kokia, kad reikia būti laiku ir vietoj, būtent tas 2-3 valandas išėjimą. Tai pavyko, viskas super. Grįšim į krantą ir pasikalbėsim savo smagiai. Mes jau grįžome į krantą, kol Žilvinas kelia valtį, aš labai greitai pralėksiu per mūsų masalus. Vienareikšmiškai šiandien gaudėm keitechų ir pakankamai didelių modelių, ar ne, kaip atrodytų tokiam metų laikui. Tai 3 colių swing impaktai. Įvairių labai jų reikia ir spalvų, ir dydžių, bet esmė kokia, kad šiandien dirba, kaip matėte, mano mėgstama spalva. Oranžas, vadinamasis Rockcraft, tai vėžio spalva. Bet diena dienai nelygų, gali iššauti ir natūralios, ir tamsios spalvos, dėl to jų reikia turėti. Ir kaip nebūtų keista, šiandien pastebėjom, kad va, trejetukas dirba daug geriau negu 2,5. Ar ne, nors atrodo, nu, va, toj palyginimai. 2,5, ar ne, atrodo, nu, koks šitas dydis, labai skirtingas, bet pusę colio buvo esmė. Ir gaudėsi žuvis didesnės, ant būtent didesnių masalų. Taip, kad nebijokit ir netgi pakalbėsim su Žilvinu, kartais net reikia ir 3,5 va tokių, ir netgi 4 normaliam dideliam ešeriui. Taip, kad, kaip atrodo, nepripratę mažiukais mes gaudyti masaliukais ešerius, bet tikrai, kad ir šaltas vanduo, reikia nebijoti ir tokių dydžių. Ir be abejo, pavyzdžiui, kai nedirba uodegėlės pačios tos aktyvios, reikia bandyti ir pasyvius masalus. Sakė, tikrai vyrai daug gaudo ir per varžybas visur. Kartais, pavyzdžiui,
jeigu dar lėtesnis ešerys, jam jau reikia kažkokio tokio visai ramaus modelio, kaip Live Impactas, pavyzdžiui, dar kažką iš tokių visai be kanopėlės uodegoj. O Keitechas turi begalį pačių vairiausių masalų, ten juos visus išbandyti gali išeiti iš proto iš tikrųjų, bet juos bandyti reikia ir turėti variantų, nes, kaip supratote, kartais dirba ir be uodegų masalai, kartais dirba ir visiškai pasyvus. Tai variantų tikrai daug, o dabar greit pralėksim su Žilvinu apie mūsų žvejybą, pasikalbėsim trumpam. Baigės mūsų žvejyba, Žilvinai, ačiū tau labai už puikiai praleistą laiką. Nu, Žilvinas šiandien negaudė, jisai specialiai statė valtį ten, kur stovėjo žuvis ir man rodė. Taip, mač metą belė kur, nes ačiū tau labai, supranti, kad reikia laidą daryti, ar ne? Taip, reikia pagauti. Tai klausykit, mes gal ir šituo viso pabaigėm. Iš tikrųjų, šaltam vandeniui paternosteris vienas iš tokių įdomių žuklės būdų ir iš tikrųjų efektyvių, nes aš sakiau, kad jau ir laidos pradžiai, kad aš žvejodamas sakiau, kad bandžiau džigų ir visai diena ir naktis. Lėtas, šaltam vandeniui, pravedimas ir žiauriai smagu. Ar ne? Būtent. O pavadžių, čia su paternosteriu, jeigu iš tikrųjų kalbėti, yra labai dar daug kalbėti, ar ne? Daug dar, jeigu pasižiūrė sportininkus, tai tikrai čia... Ten ir pavadėlių ilgės būna iki 2,5 net metrų. Svoriai, padaužimai dugną, pravedimai. Pravedimai. Bet, žodžiu, filosofija, kaip matė, tokia, kad kai vanduo toks šaltas, tai šitas įrankis turi savo esmę ir tikrai gaudo didelio žuvį. Dar kas Žilva, tau dėkui. O jums sakom, nei žvyno, nei regos, po savaitės.